Dabar parodysiu, kaip pamatuoti vyro koją batui. Tai pirmiausia, reikėtų turėti baltą popieriaus lapą, ant kurio padėtų vyras koją. Stovėti vyras turi tvirtai ant abiejų kojų, ne vieną priekį ar atgal, ne taip. Žodžiu, vyras turi būti tvirtoj stovimoj pozicijoje. Ir tada mums reikia turėti dar rašymo priemonę ir apibraukti aplinkui. Taip kaip eina kojos kontūras. Stengtis tušinuką laikyti kiek įmanoma statmenai. Tuomet reikia pamatuoti ties tą dalim, kur yra kojos kauliukas priekyje. Ir užrašyti matmenį toje vietoje. Tada šiek tiek toliau už pėdos kauliuko. Tada perkelti. Tuomet vedant per kulną. Šitą apimti. Ir blauzdą. Baigus kojos matavimą nuo kulno iki didžiojo piršto priekio reikėtų nubrėžti liniją ir tą liniją taip pat pamatuoti ir užrašyti, kiek centimetrų gavosi. Tai čia visur yra apimtis, aplinkui, o čia yra linijos ilgis.